Dėl didžiųjų metų švenčių turgus nevyko jau antrą savaitgalį iš eilės. Šiandien nusprendžiau nuvažiuoti, motyvuodamas tuom, kad per 3 savaitės prekeiviai bus prikaupę įvairių dalykėlių. O kai vakar sužinojau, kad Vytautas nedalyvaus, pasiėmiau ir kamerą. Po 9:55 minus 19 laipsnių. Vėluoju 2 valandom nei planavau, nes žadintuvas nesuveikė stebuklingų būdu. Tai šiandien aš už Vytautą. Ką aš čia sakysiu? Tiščia praradau ūpą šnekėti ir šaltis jau stingdė liežuvį. Kaip matyti, turgus, galim sakyti, nulinis. Netgi atvažiavus, parkingai visi uždaryti mokami. Privažiavau prie pat įvažiavimo į turgų. Sumokėjau tos 2 eurus. Sakau, kur čia statytis? Saka, tai važiuok, kur nori, bet kur statykis. Čia kažkoks baltas autobusiukas stovėjo, dar pamaniau, kad gal Dainius, bet pasirodo ne jisai. Viskas tuščia. Tik ten tolumoj dar pora prekeivių. Plokštelinuko lariokas ten tuščias. Pupso stūkso. Amžinasis įšalas apgaubė Rietavo žemelę. Matosi, kad šaltis atbaidė tiek pirkėjus, tiek pardavėjus. Vos žmogus džiaugiasi pardavęs kompo kėdę. Šaunuolis. Slidžių ir banglenčių apstu, tik niekas neperka. Po 5 minučių ant tokio šalčio jau ir snarglį pradėjau traukti. Čia matosi, kaip pirkėjai tiesiog po savo kiemus važinėja.
čia atsisukau pasižiūrėti, ar ne Vytauto brolis Kęstutis, nes labai jau panašus balsas. Paskutinė stotelė buvo čeburėko pardavėja. Su ja pasijuokėm, kad kai nėra ką pirkti turgui, visą laiką atsiras čeburėkai. Dar paklausiau, ar yra toks menkas turgus buvęs. Sakė, kiek dirba per 15 metų, tai pirmą kartą toks biednas.